Laidoje papasakosime apie tai, kokios prekės į Klaipėdos uostą buvo gabenamos nuo seniausių laikų, kokią produkciją kitoms šalims tiekia mūsų uostamiesčio pirkliai, kaip uosto veikla veikia miesto augimą. Susitiksime su valiukiškai nusiteikusiu poetu, prozininku, dramaturgu, režisieriumi Mindaugu Valiuku, kuriam nelabai patinka Maironio poezija, o jo kūryboje dažniausi motyvai – meilė ir mirtis. Sveiki, likite šį pusvalandį su laida Kultūra Plius, nes netrukus mes jums papasakosime dvi istorijas. Vieną apie Klaipėdos miestą, kitą apie charizmatišką asmenybę. Šiandien laidoje poetas, prozininkas, dramaturgas, režisierius, bardas, kurio kūrybos lauką sunku įsprausti į vientisus rėmus. Nors dažnai jis kalba su ironija, tačiau kalba apie rimtus dalykus. Šiandien kviečiu susitikti su poetu Mindaugu Valiuku. Mindaugas Valiukas juokaudamas vadina save tikru kaimiečiu. Gimė jis Arnėnų kaime Molėtų rajone. Nors pažintis su menu prasidėjo nuo dailės, tačiau būsimasis poetas ta linkme nepasuko, o kai jam buvo 15 metų, pirmosios jo eilėraščių publikacijos pasirodė jaunimo žurnale Moksleivis. Paskutinėje 12 klasėje jis laimėjo Respublikinį jaunųjų filologų konkursą poezijos sekcijoje ir vėliau nekartą buvo tapęs įvairių konkursų laureatu. Aš pradėjau rašyti, yra dvi versijos. Ką aš pradėjau rašyti, tai viena versija patriotinė lyrika, nes kaip tik tuo metu ant ribos, žodžiu, jau nepriklausomybės labai stiprus vėjai ir man atrodo, esu parašęs ne vieną patriotinį eilėraštį, maždaug Army Go Home ir panašiai. O kita versija, kad aš iš tikrųjų pradėjau rašyti ne eilėraščius, o tekstus dainoms, dainoms, kurių nebuvo. Tie tekstai dainoms po truputėlį įsivystė į eilėraščius, į poeziją. Baigęs vidurinę mokyklą įstojo Vilniaus pedagoginį universitetą, kur pasirinko lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Kaip sako pats Mindaugas, už gyvenimo Vilniuje jis neužsikabino, todėl po 3 metų, nebaigęs studijų sostinėje, jis atsitiktinai įstojo Klaipėdos universitetą, kur baigė lietuvių filologijos ir režisūros studijas. Kaip mano mama pasakė, tu sako, mokykis. Tu negalvok, kad eisi ten į servis. Tokio žanro aš nesuprantu ir toks žanras turbūt tik Lietuvoje įmanomas. Kažkas sugalvojo, kad reikia dainuoti eilėraščius. Man atrodo, kad dainuoti eilėraščių visiškai nereikia. Eilėraščius reikia rašyti ir skaityti. Eilėraščiams nereikia video projekcijų ir jokių perkusijų. Bet eilėraščiui pakanka savęs, jeigu tai geras eilėraštis ir jį reikia skaityti ne vieną kartą. O trukdyti papildomais garsais, man atrodo, tai yra tik trukdymas. 1999 metais pirmasis poezijos rinkinys Mėnulio keramika apdovanotas kaip geriausias metų debiutas. Vėliau jis išleido eilėraščių rinkinius Vogta vinis, Dambrelis. Taip, jie dažniausiai klijuojasi kliejimo būdu ir tų klijuotojų būna ne vienas, nes tenka pasitelkti pajėgas. Kartais ir paprašyti pagalbos kompetitingų asmenų, gerų klijuotojų. Esu ne vieną kartą kreipęsis iš tikrųjų, nes daryti knygą yra sudėtinga. Dabar galbūt lengviau būtų šiek tiek, su patirtim ateina tas kažkoks tai. O žaliuojant pradžioje, tai yra krūva tekstų, iš kurių reikia padaryti knygą ir sugalvoti tam tikrą struktūrą, tam tikrą idėją. Tai yra sudėtinga. Rašytojas irgi autobusu važiuodamas kažką nugirsta, jisai viską gali panaudoti, tai visi menininkai viską siurbia į save. Tačiau taip darbas toksai. Jeigu rašytojas nerašo, tai jisai rašo galvoje. Mindaugo Valiuko kūrybai yra artimas poetinis kalbėjimas, tarsi nutolus nuo objekto per žaismingą, neįsipareigojantį atstumą, tačiau prisiliečiant prie labai svarbių esminių dalykų. Pagrindinės temos yra meilė ir mirtis, kaip ir dainų tekstuose. Dainų tekstuose galbūt daugiau nelaiminga meilė ir mirtis dėl to poezijoje, o čia buvau gerai sugalvojęs. Meilė, mirtis ir tai, ką matau. Tai, žodžiu, aš dainuoju, ką matau. Ką matau, tą dainuoju. Bet čia yra vienintelis niuansas, kuo skiriasi. Tai viskas priklauso nuo pamatymų. Mindaugas Valiukas prisipažįsta, kad jis yra vyturys, tiesa su sutrikusiu biologiniu laikrodžiu, o rimtai dirbti jam labiausiai tinkamas laikas yra rytas, kada šviežiausia galva. Geriausiai rašosi, iš tikrųjų, aš pasidalybėjau tada, kai geriausiai rašosi. Vat būna tai rašosi ir tada
Ir rašosi, ir labai gerai rašosi, ir tada labai gerai rašosi. Nu, tai nuotaika, įkvėpimas. Gali nerašyti, jeigu nesirašo arba nesinori. Kitas dalykas sutartis, jeigu turi kažkokią sutartį pasirašęs, parašyti 3 tomus apie Klaipėdos povandeninių laivų vaiduoklius. Ir tai turi rašyti ir, kaip sakant, sėdėdamas ant savo vienintelio užpakalio ir sunkiai ir ilgai sėdėti ir rašyti. Ne, aš nerašau savo labai ten taip iš tikrųjų. Aš rašau valiukiškai, taip padraikiškai šiek tiek. Tep-lep. 2005 metais Mindaugas išleido ir pjesių rinkinį Kreatyvo mirtis. Dramaturgija toks žanras, kuris privalo būti statomas, jam reikia teatro žiūrovų. Jis ir pats stato spektaklius, ne vieną jų yra režisavęs. Valiuką statyti sekasi geriau negu valiuką statyti Čechovą arba Šekspyrą, nes neslegia autoritetai, neslegia didžių režisierių pavardės, kurios būtų pastačiusios valiuką. Negalėčiau jau jų perspėti, nes jokių dar niekas nėra statęs. Tai, o šiaip jeigu dar labiau juokaujant, tai statai, kaip sakant, valiukiškai. Rašytojui svarbiausia, kuo mažiau jam trukdo rašyti. Vat, jeigu jisai sėdės kabake ir plemsalų arba rūkys žolę, aš manau, kad tai kūrybai tai nepadės. Atvirkščiai tik tai. Tai manau, kad tas klaipėdietiška ramybė audringa vėjų atžvilgių, jinai yra labai tinkama. Šių metų žiemą Mindaugas išleido debiutinį albumą be pavadinimo. Jame 8 jo kurtos ir bardiška tradicija atliekamos dainos. Dėl bardų tai yra dainavimas tekstų dainoms. Tai nėra eilėraščiai. Gal galima tai vadinti tam tikrą poezijos, taikomąją poeziją, bet tai nėra poezija. Tai ką aš dainuoju, tai nėra poezija. Yra elementų, eilėraščio, netgi tam tikrų elementų. Nu, jie bendri kaip ir, bet dainos tekstas be muzikos, jisai savarankiškai gyventi jisai negali. Arba jeigu jisai gyvena, tai yra ne visiškai pilnavertiškas gyvenimas, ne visiškai įgalus gyvenimas. Nes tas tekstas dažniausiai būna be muzikos, jisai būna silpnas ar tiesiog nesusipratimas. Iki šiol besidomintis lietuvišką muziką Mindaugą galėjo pažinti iš jo pasirodymo su grupe Kaukolėlės vieno konkurso finale, kur skambėjo jų atliekama daina Įsimylėjai. Esu bandęs ir su grupe groti ir neatsisakau šitų planų, tik tai dabar šiek tiek grupinis atlikimas yra suspenduotas. Ir aš manau, kad po vasaros, mes, kaip sakant, vėl susibėgsime į šaiką ir pasidraskysim. Baigiantis pokalbiui, Mindaugas užsimena, kad šiandien jam įdomi kino kūrimo sfera. Visai neseniai Klaipėdoje buvo pristatytas Arūno Eimulio filmas Pašteto brolija, kurio scenarijaus autorius yra Mindaugas Valiukas. Jis pats aktyviai dalyvavo kino kūrimo procese. Jam teko pabūti ir statistu, ir asistentu, ir pačiam pasirodyti filmo epizoduose. Aš labai mėgstu kažką vis išbandyti, kažką vis naujo. Tai buvo nauja patirtis ir jaudinanti patirtis. Čia yra neseniai išgirdau tokią gerą mintį, ko tu nori. Žmogus, labai sunku žmogui atsakyti į tą klausimą, ko jis nori. Tai yra labai abstraktu. Ir galime pasitikrinti, kas tave jaudina. Aš noriu daryti tai, kas mane jaudina. Tai vadinasi, tai tu nori. Šiuo metu Mindaugas Valiukas dirba teatro studijoje Aušra režisieriumi ir priduria, kad kūrybiniai procesai tikrai vyksta. Dabar ruošiuosi truputėlį, nežinau, nieko aš nesiruošiu. Leisti knygos kol kas nesiruošiu. Knygų. Nors kažkas stalčiui guli, dar šiek tiek pridėjus galima būtų šį bitą jau ir išleisti, nes kaip ir laikas. Bėga, knygų vis nėra. Vat, pristatymą negaliu padaryti, vyną su draugais atsigerti. Ta proga.
Pokalbio metu Mindaugas nors visą laiką buvo rimtas ir susikaupęs atsakinėjo į klausimus, tačiau nuolat valiukiškai mesteldavo repliką ar šmaikštaudamas atsakydavo į klausimą. Atsakymai, nors ir skambėjo valiukiškai, buvo rimti, kaip ir jo eilės ir kita kūryba. Šaunuolė. Nors pirmieji lankytojai šiandien per visą parą. Čia sėdžiu visą parą ir vat pirmieji lankytojai. Jūs juokaujate. Na, taip. Supratau. Tai... Čia taip kaip paklausa meno. Matot, ateina per parą, pirmieji. Gerai, o klausimas buvo... Pabaigai jis visai surimtėjęs priduria, kad ne rašytojas renkasi savo profesiją, o pati profesija pasirenka rašytoją. Po trumpos pertraukos papasakosime apie importą ir eksportą Klaipėdoje, o dabar trumpa reklama. Prekių mainai nuo seniausių laikų tarp baltų ir tolimesnių genčių vyko nuolat. Ypatinga prekė buvo gintaras, kurios dėka į mūsų kraštus pateko įvairiausių dirbinių iš kitų kraštų. Prekyba sutriko į mūsų kraštus įsiveržus ordinui. Šiandien ir pasakojame apie Klaipėdos importą ir eksportą. Nuo pat pirmųjų dienų Klaipėda ėmė kontroliuoti druskos, geležies, audinių ir kitų būtiniausių daiktų tiekimą ne tik į Žemaitiją, bet ir į visą Nemuno baseiną. Nors 1257 metais Klaipėda gavo Liubeko teisę, miestui buvo suteikta savivalda, tačiau dėl nuolatinių karų prekyba ilgą laiką čia negalėjo plėtotis. Svarbus prekybos uostai tuo metu buvo Pileva, Dancingas, Karaliaučiuje telkėsi ordino vidaus prekyba. Klaipėda iki 16 amžiaus tai buvo joks miestas, tai buvo tvirtovė, pilis. Kai kurios buvo nedidelė gyvenvietė, nekartą deginta, griauta ir naikinta. Todėl, žodžiu, verslui nebuvo sąlygų, todėl nebuvo ir rimtos jūrų prekybos. Todėl Klaipėda kaip uostas vegetavo. Ir sąlygos, normalesnės sąlygos atsirasti rimtai prekybai, Klaipėda virsti miestų, tik atsirado 16 amžiaus pradžioje būtų. Tada pradeda po truputį augti miestas, būtent atsiranda jau ir ne tik tai jūrų prekyba, bet ir klaipėdiečiai pradeda statyti savo jūrinius laivus. Ir tokiu atveju nuo 16 amžiaus, man skaito, Klaipėda jau šitą tampa tokiu, žinomu tašku tuo metu tautinėje jūrų prekyboje. Ordino laikais susiklostė savitas importas ir eksportas į vakarų Europą. Svarbi eksporto prekė nuo seniausių laikų buvo mediena. Daug prekiauta žemės ūkio produktais, ypač rugiais, pašarais, keramika. Per 16 amžių Klaipėda išaugo 5 kart. Aplink miestą pradėjo statytis priemiesčiai, atsirado pirmieji amatų cechai. 1597 metais buvo įsteigta pirklių gildija, kuriai vėliau buvo suteikta laisvosios prekybos privilegija su pirmumo teise neribotam įvairių prekių importui ir eksportui. Prasidėjo laivų statyba ir jūrų prekyba. 16 ir 17 amžiaus sandūroje Klaipėda jau sudarė realią konkurenciją Karaliaučiaus prekybai. Kai jau pradėjo augti Klaipėdos jūrų prekyba, tuo metu Klaipėdos visas natūralus ekonominis užnugaris, Lietuva turiuomenyje, jie šitą savo prekes tiekė jau seniai Karaliaučiai. Todėl tas apimtis buvo menkos, bet tačiau ir jos išgąsdino Karaliaučiaus pirklius ir jie kreipėsi į valdovą su skundais ir netrukus būtent prasidėjo draudimai. Ir tie draudimai buvo labai drastiški, buvo uždrausta klaipėdiečiams vertis jūrų prekybą, statyti jūrinius laivus, priverstinai gabenant prekes surinktas iš užnugario į šitą Žemaitijos aplinkui į Karaliaučių. Klaipėda esanti patogiame užutekėje, miestas, kurio uostas yra arčiausiai nuo įplaukos į Baltijos jūrą, karo atveju buvo pernelyg pažeidžiamas iš sausumos pusės. Ji nekartą buvo puolama, deginama ir griaunama. Nepaisant puikių gamtinių aplinkybių, geopolitinės priežastys lėmė tai, kad Karaliaučius, kurį nuo Baltijos jūros skiria Aistmares, tapo nemažu prekybos centru, kai tuo tarpu Klaipėda liko nuošalyje net iki 17 amžiaus. Iki pat 18 amžiaus vidurio prekyba buvo labai silpna, taip, nes kadangi nebuvo prekių. Taip. Užnugaris buvo menkas ūkinis, pasikartosiu, tai buvo artimųjų užnugario prekės, tai buvo žemės ūkio produktai ir miško produktai. Tai iki pat 18 amžiaus vidurio, tai linai, sėmenys, kanapės. Va tokios pagrindinės, kartais truputį grūdų, odų, žinot, medienos truputį, žodžiu. Toks natūrinės prekės. 17 amžiuje Baltijos jūroje dominavo Nyderlandai, kurie Europą stebino savo fantastiškais skaičiais. Jie turėjo apie 1500 silkių gaudytojų laivų, kuriais plaukė 12 000 žvejų. Per Klaipėdą į Amsterdamą keliavo linai, kanapės, derva, miško medžiaga, o laivai iš Olandijos uosto atgabendavo pilnas statines silkių, druskos, metalo dirbinių.
jie turėjo patogiausius ir pigiausius jūrinius laivus. Jie statė tokius floitę vadinamusius laivus, kai buvo statomi pagal tipinę standartizuotą konstrukciją, pigiau atsėjo ir buvo reikalinga mažesnė įgula. Tai vėl mažesnė savikaina gabenimo. Todėl Olandų šito tokio jūrinio, tokio patogaus laivyno prekybinio dėka masinių prekių gabenimas tapo pelningu. Todėl čia jie galėjo vežti šitą ir tos žemės ūkio produktus ir medieną, jeigu reikėjo, ir šito jie apsimokėdavo, dar likdavo pelno pirkliams ir laivininkams. Klaipėda iš karaliaučiaus priklausomybės 6 metams išsivadavo 17 amžiaus pirmoje pusėje, kai laikinai buvo atitekusi švedams. Išsilaisvinus iš diskriminacinių aktų veikimo pradėjo augti prekyba. Tačiau Klaipėdai vėl atitekus Prūsijos hercogystei dominuoti vėl pradėjo karaliaučius. Kardinalios permainos įvyko 18 amžiaus viduryje, kuomet ypatingai suklestėjo prekyba mediena. Ir štai čia būtent jau nebegalėjo karaliaučius tūdyti, kadangi mediena buvo gabenama Nemunu, plukdoma iš Nemuno aukštukų miškų. Taip, tiesiai į Klaipėdą, per Kuršių marias. Ir tokiu atveju klaipėdiečiai jau galėjo pradėti savarankiškai jūrų prekybą, tapti nepriklausomais. Ir dar vienas pliusas, kad jie gana greit suprato, kad žymiai yra geriau tiekti į Vakarų Europą ne tą padarinę miško medžiagą, o būtent pjautinę, apdorotą medieną, brangiau. Apsimoka. Atsirado lentpjūvių pramonė. Dominavimo jūrose iš Olandų perima Britanija, o Klaipėdos gatvėse vis dažniau pradeda skambėti anglų kalba. Yra liudijimai tų svetimšalių, kurie apsilankė Klaipėdoje, tarkim, 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje būtent, tai vienas taip ir savo atsiminimų knygoje Užrašuose taip ir rašo, kad Klaipėda vien tik tai angliška, ten tik pavardės angliškus, kalba tik tai angliškai, papročiai angliškai, tas arbatos gėrimas tenas popietinis, visą gimė angliškai, kadangi, verslo elitas buvo šitą angliškas būtent, diktavo savo madas, žodžiu, ir šitą, kadangi prekybinis partneris buvo Anglija pagrindinis, miestukas buvo mažas, tai suprantu, visą tai labai jautėsi. Nors Klaipėda suklesti kaip medienos uostas, tačiau Britai atvykę pasikrauti savo burlaivių, prekių dažniausiai čia neatveždavo. Čia yra verslas, taip, veži ten, kur žinai, kad parduosi. Į Klaipėdą nebuvo prasmės vežti, kadangi nebuvo, miestas mažiukas, taip, šitą, o reeksportui, taip, toliau reiškia į dabartinės Lietuvos teritoriją, tarkim, į tą visą tą regioną, iš kurio medienas buvo. Tai nebuvo galima, kadangi ten viskas buvo priklausė būtent jau karaliaučiaus pirklių sferai. Ir netgi, tarkime, 18 amžiaus pabaigoje beros šitą buvo pakartotinai nurodytas valdovo Prūsijos tas sprendimas, nurodymas, kad prekyba su mažesniaisiais miestais Klaipėdos pirkliams nepriklauso. Tai reiškia, kad ką? Tik tai kas čia, ką mieste savo gali realizuoti, o jau toliau vadinasi per karaliaučius. Prekiams gabenti ir patys klaipėdiečiai statė savo laivus, tačiau iki 18 amžiaus ta statyba buvo nepastovi, tam dažnai buvo nepalankios sąlygos. Klaipėdos jūrinių laivų statybos pakilimas, tai aišku yra 19 amžius būtent. 19 amžius, kada jau nuo 3 dešimtmečio pradeda daugėti šito vietinės statybos laivų, taip augti klaipėdiečių prekybinis laivynas, dalis laivų buvo perkama užsienyje, tai buvo jūriniai burlaiviai, ir šitą tarkim, 19 amžiaus 6-8 dešimtmečiai, tai gal anksčiau, tai buvo klestėjo metas. Vienais metais Klaipėdos laivynas buvo 98 burlaiviai jūriniai, tai labai daug tokiam nedėliam miestui, taip. Bet kaip ir klestėjimas toks buvo gan toks specifinis, ką tai reiškia vienos prekės dominavimas. Tai tokios kaip mediena. Visur, mediena nėra brangi prekė, taip, masinė prekė. Kitas dalykas, šitokios prekės dominavimas reiškia, kad uostas tapo apleistų, nes medienai eksportuoti jokios specialios įrangos nereikia. Miesto augimą XIX amžiuje daugiausia stimuliavo jūrinė prekyba bei medienos apdirbimas, o didžiausius mastus jūrinė prekyba pasiekdavo politinių įtampų metu. Tačiau lyginant su kitais miestais XIX amžiuje Klaipėdos augimo tempai nebuvo itin ženklus. XIX amžiaus antroje pusėje Prūsijos valdžia manė, kad į Klaipėdos uostą investuoti neapsimoka, nes to Prūsijos regiono pagrindinis uostas buvo karaliaučius. Net ir tuomet, kai atsirado garlaiviai, didelės talpos krovininiai laivai, padidėjo jų grimzlė ir prekių importas ir eksportas augo, Klaipėda vis dar buvo nuošalyje. Klaipėda dėl to liko izoliuota nuo geležinkelio tinklo, tai buvo labai svarbu tais laikais. Jie labai sumažėjo dėl to, kad neturėjo tiesioginio susisiekimo patogos su Rusijos imperijos geležinkelių tinklu būtent.
kokį gavo Karaliaučius, vadinasi, sumažėjo tų tradicinių žemės ūkio produktų eksportas iš Klaipėdos. Jau javų, linų, sėmenų labai drastiškai smuko, vadinasi. Tai va, ta liko mediena, tai čia buvo tokia lazdos dviem galais, žodžiu. Taip, gerai, čia Klaipėdos mediena, ta markė, Meller Timber buvo viso pasaulio žinoma, nes labai kokybiška buvo, čia pripažinti, tai buvo vertinama labai, bet tik tai jie, ir daugiau nieko. Uosto rekonstrukcija vyko daugiausiai vietinių pirklių iniciatyva, o medienos apdirbimas liko pagrindinė pramonės šaka ir pajamų šaltiniu. Tikrąją savo paskirtį Klaipėda kaip jūrų uostas, taip, kaip jūrų prekybos uostas, jis pradėjo gauti tik nuo tada, kai jis buvo skirtas nuo Vokietijos, taip, ir po to tapo Lietuvos sudėtinė dalimi, taip, tarpukariu. O tada taip. Tada Klaipėda tapo tuo, kuo iš pradžių turėjo būti nuo pat savo egzistencijos pirmųjų dienų - Lietuvos importo ir eksporto uostų. Tada jau šitą pradėjo palaipsniui importas augti ir galiausiai būtent importas jau pradėjo viršyti eksportą, kadangi medienos eksportas smarkiai labai sumažėjo dėl to, kad iš to Nemuno aukštų miškų, kuriuos tuo metu jau valdė Lenkija, nebuvo plukdoma, nes Lietuva su Lenkija neturėjo santykių, mes žinom, dėl Vilniaus krašto. Tai žodžiu, ir tada, o Lietuvos ekonomikai, tai yra, buvo agrarinė šalis, žemės ūkiai, buvo žemės reforma vykdoma, reikėjo visko. Per trumpą 14 metų tarpukario laikotarpį į Klaipėdą atplaukdavo jau daugiau pakrautų, o išplaukdavo su mažiau krovinių laivų, tačiau tokių drastiškų disproporcijų, kaip prekybos su Britais laikais, nebebuvo. Nuolat didėjo bendras į Klaipėdą įplaukusių ir išplaukusių laivų tonažas. Į uosto infrastruktūrą buvo nemažai investuota. Dominavo tokios prekės, kurių reikėjo Klaipėdos pramoniai ir Lietuvos ekonomikai. Eksportuojami buvo žemės ūkio produktai, mėsa, sviestas, javai, pluoštas, o importuojami pramonės gaminiai - mašinos, trąšos, akmens anglis, benzinas, žibalas. Sovietmetį Klaipėda apskritai labai pasikeitė, taip, kadangi buvo suformuotas visai kitoks uostas. Taip. Pavyzdžiui, iki sovietmečio Klaipėdoje buvo žvejyba, taip, bet šitai buvo žvejyba tokia, pakrančių, rimtos jūrinės žvejybos iš to nebuvo jokios rimtesnės, taip. Tie laiveliai buvo menki, daugiausia, kai vietos žvejai galėdavo padaryti savo tais jau motoriniais tais skuteriais, nuplaukti kiek toliau būtent gaudyti lašišas ir viskas. Taip. Tuo tarpu sovietmečiu būtent čia buvo pagal tos Maskvos planus tikslingai sukurtas išidėjantas didžiulis žvejybos uostas, didžiulis žvejybinis laivynas. Mano kartos žmonės visi žino, ko trūko tais laikais. Tai čia su to importinė prekė buvo deficitas. Taip, nes faktiškai visko trūko. Tai jeigu galiu pasakyti, kad labai juokingai skamba, jau tualetinis popierius ir žinelė buvo deficitas, tai ką kalbėti? Taip, apie ten geresnę avalynę tenais, ar ten drabužį, ar tokį balų komplektą. Visko reikalingas buvo pažintis, vienas blatas ir panašiai. Čia jau buvo kasdienybė. Per paskutinius 20 nepriklausomybės metų Klaipėda galiausiai tapo tuo, kuo jau seniai turėjo būti. Uostų savo krovos darbais lenkianti kaimyninį Rygos uostą, Lietuvos vartais į Europą ir pasaulį, į kurį nuolat išplaukia ir atplaukia laivai. Netrukus Baltikum televizijos eteryje įdomiausi ir naujausi kultūros įvykiai Klaipėdoje. Dėmesio į ekraną. Gegužės 18 dieną Klaipėdos galerijos filiale atidaryta paroda, kurioje tapyba ant šilko, karoliukų vėrimas, grafika, rankų darbo lėlės, keramika, tapyba ant drobės. Tai menai, kurios parodoje 5 erdvės pristatė menininkės klaipėdiškės Jūratė Česnaitė, Inga Juškienė, Rasa Žiobakienė, Lina Rekašienė, Ina Lukauskaitė. Gegužės 19 dieną Klaipėda kartu su laivų parado bangomis užliejo jau tradicinė tapusi gatvės muzikos diena. Andraus Mamontovo iniciatyva 2007 metais Vilniuje prasidėjusi gatvės muzikos diena kasmet traukia vis daugiau miestų ir miestelių į pozityvaus ir uždegančio judėjimo šventę. Šiemet Klaipėdoje gatvės ir skverai skambėjo nuo muzikos garsų, o dainingą šurmulį papildė jau 3 metus iš eilės organizuojamas žaismingas laivų paradas. Gegužės 21 dieną Klaipėdoje prasidėjo poezijos pavasaris, kurio atidarymas įvyko Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos kiemelyje. Čia savo kūrybą galėjo skaityti visi poezijos kūrėjai. Visą savaitę vyksiančių renginių metu poezija skambės Skulptūrų parke, Tautinių kultūrų centre, laive Ievos Simonaitytės bibliotekoje.
Į praėjusios laidos klausimą, kokia dabartinė Klaipėdos gatve seniau tekėjo Danės upė, teisingai atsakė mūsų laidos žiūrovė Brigita Žukauskaitė, kuri pastebėjo, kad upė tekėjo dabartinė Didžiojo vandens gatve. Už teisingą atsakymą Brigitai mes dovanojame kvietimus dviems apsilankyti Klaipėdos koncertų salėje gegužės 31 dieną, kur vyks koncertas visai šeimai, choras smagiai ir spalvingai. Šios savaitės klausimas skamba taip. Kokia buvo pagrindinė prekė, kurią eksportavo Klaipėdos pirkliai? Atsakymus siųskite elektroniniu paštu kristina@kulturaplius.lt. Kitą savaitę iš teisingai atsakiusių mes burtų keliu išrinksime vieną laimingąjį, kuriam padovanosime kvietimą dviems apsilankyti Klaipėdos koncertų salėje birželio 8 dieną, vyksiančiame koncerte, kur koncertuos Klaipėdos kamerinis orkestras, skambės Mozarto kūriniai. Dar vienas pusvalandis su laida Kultūra Plius jau baigėsi. Tikiuosi, kad susitiksime už savaitės tuo pačiu metu Baltikum televizijos eteryje. Su jumis buvo laida Kultūra Plius. Iki pasimatymo.